Aš dažnai pergyvenu dėl to, kad žmonės, tokie kaip aš, kurie turi autonominės saulės elektrinės, kai per daug saulės, kad turėtų kur ją padėti. Nu, tokia kaip šiandien saulėta diena, nors aplinkui matosi sniegas dar, aišku, žiema į pabaigą, bet kaip daug kas sako, kad žiemą saulės elektrinės nieko neprisuka, nu tai čia yra pasakėlė. Sako, mirė sezonas, praktiškai nuo kokio ten lapkričio, spalio iki balandžio galite išbraukti visą tą laiką, nieko panašaus. Suka šiandien lygiai taip pat kaip vasara. Nu, tik valandų mažiau, bet kadangi vasario galas, tai ir tų valandų jau netaip mažai visai pasidaro. Čia aišku priklauso nuo to ir kad saulės plokštės paverstos reikiamų kampų į saulę. O nestovi taip, kaip reiškia vasariniai pozicijoje, tada žiemą automatiškai saulė nelabai ten gali jam ką prišvies. Bet ne apie tai kalba. Ir įvertinus, kad valandų nedaug, aš pažiūriu į savo inverterį, tai man prisuka praktiškai tiek pat, kiek vasarą. Nu ir va šitą progą aš ką norėjau papasakoti. Dažnai savo video pabrėžiu tokią problemą. Visų tų, kurie turi autonominę saulės elektrinės, nebendradarbiauja su valdiškais tinklais, neatiduoda pasaugojimui savo pagamintos elektros, kad kažkaip patart žmonėm, kaip panaudota saulės energija tada, kai jos yra per daug. Nu, va šiandien jos yra per daug. Aš jos nesuvartoju. Lygiai taip pat kaip vasaros vidury nesuvartoju. Bet vasaros vidury siūlau žmonėm, pavyzdžiui, džiovinti mėsą. Nu, mes daug kas džiovinam daržovės, grybus, vaisius, bet, pavyzdžiui, mėsą džiovinti irgi gera idėja. Čia. Prašom. Taip, gražiai. Gatavas. Taip, prašau. Čia vienas, čia antrą jau renku. Dirbu dviem frontais, viena džiovyklė, ten darandai džiovina. Bet šiandien norėjau pašnekėti apie dar vieną saulės panaudojimo būdą. Nu va, radiatorius toks, nu, nepasakytum, kad jis labai karštas. Dabar matom, jau pakilo virš 30. Nu ir kągi jūs galvojat, vieną gražią dieną, pečiai buvo nekūrenti, prieinu aš virtuvėje prie savo radiatoriaus, paliečiu šiltas. Šiltas, normaliai šiltas radiatorius. Nu, neįsivaizduoju, klausiu Rasos, ar tu šiandien kartais pečiaus nekūrė, sakė ne. O, taigi atėjau iš karto, va, atsistoju šilta, kaip gera. Ir jaučiasi namie visai kita šiluma. Pas mane yra elektrinis boileris su gyvatuku, su vadinamu to šilumokaičiu, kombinuotas boileris, Dražice 200 litrų. Ir elektros būdų gali užkaitinti boilerį, pavyzdžiui, nuo saulės elektrinės arba nuo tinklų. Ir gali nuo pečiaus vadinamo užkaitinti boilerį, tai reiškia užkaitinį šildymo sistemą ir jisai tuo pačiu pašildo vandenį, kuriuo gali praustis rankas. Tai va, situacija tokia, kad visa šita sistemėlė turi ir atbulinį efektą. Tai reiškia, jeigu tavo šildymo sistema yra atšalus ir cirkuliacija vyksta per boilerį, tai boilerį šala, bet tuo pačiu šyla radiatoriai. Ir tada aš supratau, kad iš tikrųjų boileris savo šilumą per šilumokaitį, jis ne tik pasiema iš šilumokaičio šilumą, bet jis, kai šilumokaitis šaltas, atiduoda šilumokaičiui savo šilumą ir sušildo mano radiatorius. Nu va, radiatorius toks, nu, nepasakytum, kad jis labai karštas, toks drungnas, nu, šiltas, taip sakysim, šiltesnis negu žmogaus temperatūra. Va galėsim nueit pasižiūrėti, kiek laipsnių rodo mūsų šildymo sistema. Nu va, čia pas mus prie katilo toks yra termometras. Ir ką jis pas mus rodo, dabar, ką tik įjungiam tą šildymą nuo saulės, 25 laipsniai, nors kai liečiau radiatorių, nu pagal jausmą tai tikrai šiltesnis negu žmogaus kūno temperatūra. Tai aš manau, jis dar pakils. Praeitą sykį žiūrėjau, buvo 35-40 laipsnių. Iš pradžių pagalvojau, kad toks, nu, efektas kaip ir nepageidautinas, bet paskui, kai pas mane vidury žiemos yra per daug saulės, pagalvojau, taigi galima pasišildyti namus nuo saulės elektrinės. Tai yra visą perteklių saulės elektrinės pūsti į radiatorius. Aišku, tie radiatoriai nėra ten nekepa, iš tikrųjų tas, nu, boileris jis nėra tam pritaikytas, kad šildyt radiatorius. Radiatoriai, nu, tokie, sakysim, kūno aukštesnės negu kūno temperatūros, bet iš tikrųjų, nu, čia toks dalykas, kur, nu, tikrai neprišildysi namų ten. Nu, bet vat grįžom iš lauko. O, tai taip, žinai, kaip daugiabučiuose būna radiatoriai, va tokios šilumos. Nu, bet jis ir palaiko. Nu va, dabar matom, jau pakilo virš 30, manau iki 40 turėtų pakilti.
tokiam šilumos palaikymui, pavyzdžiui, išvažiuoji iš namų, nekūrenti namai ir palieki cirkuliaciją ant boilerio ir pajungta saulės elektrinė, kad šildytų boilerį. Prašom, namuos palaikoma tokia minimali, komfortiška temperatūra. Nu, tokia temperatūra, prie kurios tu nesijausi labai patogiai gyvendamas namie, bet grįžęs į namus po kelionės, rasi tokius neatšalusius namus. Tai čia, man atrodo, variantas, ne? Nu, toks įdomus iš tikrųjų efektas. Va, matosi, jis dabar boileris visą laiką įsijungęs. Kadangi per jį cirkuliuoja šaltas vanduo, jisai pats boileris neužšyla aukščiau negu, tarkim, ten kokių 60-70 laipsnių. Nu ir tą pačią temperatūrą atiduoda į radiatorius. Įdomumas kame yra, kad iš tikrųjų saulės žiemą yra pakankamai. Tam tikrom dienom. Kartais jos trūksta, dažniausiai trūksta, bet iš tikrųjų tam tikrom dienom, jeigu tu nedirbi su valdžia, netidavinėjai valdiškus tinklus elektros, tai nėra kur jos dėti. Nu ir čia vienas iš variantų. Aišku, jis galbūt ne kiekvienam aktualus, ne kiekvienas pečium šildosi, ar ten granulinio, ar kieto kuro, ar dar kokio. Ar dujinių pečium. Bet, manau, apie tai žinot kiekvienas turėtų, nes maža kada gyvenimą gali prisireikti tokių žinių. Ką sužinosi? Ant pečių nenešiuosi. Va taip va. Gali gyvenime ateiti laikas, kai tu jį panaudosi. Taip. Čia lygiai rasa tas pats mūsų reportažas apie tai, kaip šildyti su plyta. Nu, tikrai nei aš pats siūlau, nei kitiems žmonėms. Nei mes tą darom realiai, nu tai taip. Bet šitą dalyką žinot yra gerai, nes gali ateiti tas laikas, kai teks taip pasišildyti. Toks dalykas, jisai gal ne visai namams skirtas, čia kokiam garažui geriau. Toks karštis. Viena plyta, va tokios liepsnos. Iš pradžių aš pagalvojau, kad šitas efektas jis toks, nu, kaip ir nepageidaujamas. Iš tikrųjų, vidury vasaros, jeigu tau prišildytas boileris ir paleidi per jį cirkuliaciją, neišjungi laiku, tai pas tave šyla radiatoriai ir čia nieko gero. Bet žiemos vidury, va šitas efektas, jisai įgyja visiškai kitą prasme. Tai va šiandien tiek, prenumeruokit mūsų kanalą, tapkit mūsų bendruomenės nariais. Aprašymas, kaip tą padaryti apačioj. Arba tiesiog pasiųskit mums žinutę.